Na štai, gerbėmėjai, mūsų minėtas Eko taškas reportažė, kuris stovi Kaune šalia prekybos centro. Pažiūrėkim, kokiasgi čia atliekų supirkimo kainos. Tai stikliniai buteliai 25 centai. Spalvoto stiklo butelių stiklainius bei jų duženas 11 centų. Duženas, matot, supirka. Visų rūšių plastikiniai buteliai. 75 centai kilogramas. Aliuminio skardinės nuo alaus. Makulatūra. Telepa gėrimų pakuotės. Galoniniai elementai 2 litrai už kilogramą. Nenaudota buitinė technika 10 centų už kilogramą. Tai štai, galim įsivaizduoti, tik kaip mes atiduodami visas šitas atliekas iš mūsų ima rinkliavą, o po to sąvartynę išrūšiavę atveža kažkokie tai verslininkai į Eko tašką ir susirenka šitas pinigėlius už šias buitinės ir visokias kitokias atliekas.